Aš esu Valentinas Novopolskis, Rusų dramos teatro aktorius ir Mykolo Vildžiūno filme suvaidinau Vytalio vaidmenį. Reikėjo vadinti geriausią draugą ir vis tiek tai yra tam tikras ryšys, kuris atsiranda, o su Tadu pradžioje neturėjome mes nieko bendra, bet kartu mes kaip ir susitarėm, kad mes pabandysim pavažiuoti užmerktom akim iš tikrųjų nuo kalno, dviračiu ir mes taip driebėmės. Ir nuo to laiko mes su Tadu turėjom tokią bendrą istoriją. Aš turėjau labai gerą draugą. Draugavom labai artimais, man buvo tikrai artimiausias už mano brolį netgi tuo metu ir už visus tikrai žmonės. Ir mes valgėm iš vienos lėkštės, jis pas mane nakvodavo, mes kartu augom. Ir tada jis pradėjo vartoti narkotikus. Heroinas, tai yra, kur jau ir rūkai, ir vieną leidosi, ir tai jau buvo visai blogai. Labai banaliai taip viskas vystėsi, nes prasidėjo vagystės aplinkui, iš visų draugų. Visi sako, ir tai yra akivaizdu. Ir aš dabar ir tada galbūt supratau, kad tai yra akivaizdu, kad tai jo darbas. Jis ateina pas kažką į namus, kažkas dingsta, jis sako, bet čia ne aš, Valka. Negi tu gali pagalvoti, kad čia aš. Baig, tu mane labai skaudini. Ir man užsiblokavo realybės kažkoks suvokimas. Tu nežinai, kuo tikėti, tavo smegenys neturi už ko užsakybinti ir tu tiki bet kuo ir priimi iškart kaip tiesą. Labai ilgai tas tęsiasi, kol galų gale 5 ryto pažadina mano tėvas ir sako, ateik čia. Ir aš ateinu į kambarį ir tas mano draugas mano tėvų kambarį, kopėčios prie mūsų balkono pristatytos prie 2 aukšto ir tiesiog už rankos pagavo. O konkrečiai nusikaltimo vietoj, kad jau aš ir man rodo, kad pažiūrėk. Aš tiesiog žinau, kad aplinkybės yra daug stipresnis už dažną žmogų, už beveik visus. Ir kad kiekvienas žmogus gali kažką padaryti ne taip, kaip tu norėtum. Ir man dabar tai nėra problema. Aš nenoriu dėl to kažkokio dalyko prarasti to gero, ką man tas žmogus gali duoti. Aš manau, kad to manęs išmokė mano draugas.